This is energizing and smart and warm. I'm just absolutely thrilled to be here. Čia tokia vis laiką sava chebra, savas renginys. Mes čia juokavom, kad čia HRistų kalėdos, bet šiemet wow. Labai džiaugiuosi, kad HR savaitės organizatoriai atneša tą turinį ir jisai šiemet vėl kitoks. Super. Man labai patinka, kad viskas yra sklandu, konkretu. Aš apskritai jaučiuosi iškart kaip namuose. Kiekviena smulkmena yra sustiguota. Viskas taip, kaip turi būti. Kiekvieni metai susirenka absoliutus profesionalai. Taip gera pasidalinti patirtimi, išgirsti, kuo gyvena kiti, pamatyti, kaip gyvena šiuolaikinės organizacijos. HR savaitė nuostabi. HR savaitė turėtų būti būtina kiekvienam CEO, kiekvienam generaliniam direktoriui ir vadovui, nes ko labiausiai trūksta versluose, tai vadovų įsitraukimo į HR procesus. It is one of the best organized conferences I have ever attended. This is the truth. HR Week has been fantastic. Man kaip pranešėjai labai imponuoja tai, kad yra labai apgalvotas turinys. Visų pranešėjų programa, jinai viena papildo vieną kitą ir tas nuoseklumas, tai tik tai parodo ir pačių organizatorių atsakomybę. It's a huge audience and I think that's just fantastic reflection of the scene here. That it is so crowded and so energetic and everyone seems so happy to be here and it makes me as a speaker happy to be here as well. Iš organizacinių reikalų kaip yra viskas sklandu ir iš žmonių pusės kokia bendruomenė susirenka ir iš net surelis duoda, kurį aš dabar nekantrauju suvalgyti po savo pranešimo. Labai smagu, kad HR-ai pradeda domėtis ne tik tai kaip įrengti darbo vietą ar motyvuoti darbuotojus, bet ir tai, kaip sukurti jiems tinkamą ir fizinę ir emocinę būseną maistu. I was really impressed when I arrived at HR Week. The scale of it, the amount of people in the room, the stage, the production, and the buzz, like the atmosphere around. So many people talking, engaging, interested to meet other people and learn. The vibe is amazing, the people are curious, the town is amazing. I definitely want to come back. Man kaip kalbančiam emocinės gerovės temomis HR savaitė visada konotuoja su tuo, kad tai yra augantis darinys ir šita tema, emocinės gerovės tema visą laiką yra augantis. We all have this common why we do this in HR. And so here in HR Week, we're all really focused on how we grow our talent and how we meet the new challenges of the future of work. Here at HR Week, we believe this world needs magic. And I mean literally magic. The magic of people and teams. Nereikia kažkaip pernelyg įsitempti, man atrodo, reikia nusteikti šventėj ir gal aš dar pridėčiau kitaip intelektiniai šventėj, kuri, ko gero, pati svarbiausia HR bendruomenėje yra. Tai yra iš tikrųjų šventė žmonėms susitikti, šventė absoliutiškai išblaškyti, ištaškyti savo smegenis ir pereiti į kitą lygį. I mean, this is a bigger conference. It feels like it's a very packed. There's a lot of people. There's a lot of interest. I think 90% women. I've not seen that before. Just gonna put it out there at HR Week in Lithuania. Man čia būti HR savaitė yra labai didelis įspūdis. Pranešėjas turėjom world class. Great to see an event of this kind taking place with like-minded people discussing the most important facet of any business, which is the people factor. Žymiai daugiau negu anksčiau. Šviesių veidų, labai žingeidžių žmonių ir toks jausmas, kad čia vyksta procesas kažkoks augimas. HR savaitė yra puikus renginys įvairių kategorijų HR specialistams, nuo visiškai jaunų iki vyresnių. HR savaitė yra vienas iš tų renginių HR bendruomenėje, kuris mus visus sujungia kaip inkaras į vieną vienetą daryti gerus darbus toliau organizacijose.